Pasirodo, nusipirki naują daiktą ir jam yra garantija. Bet tą garantiją gali prapysti iš karto, neperskaitęs instrukcijos. Tu biski nesigaudai, tu biski. Taigi nusipirki kampinį šlifuoklį. Ir atrodo viskas kaip ir gerai. Kas jame yra? Va, šlifuoklis ir rankenėlė bei apsauga. Ant šito aparato apsauga yra prisukta, bet būna ir neprisuktų, o tiesiog eina komplektacijai. Tai pasirodo, šitą apsaugėlę būtina užsidėti, nes gamintojas nurodo, kad pjaut reikia su apsaugėlė. Bet tarkim, jeigu man reikia ne pjaut, o šlifuot, ir aš noriu užsidėti va tokį va diską, ir kad man nekliudytų, ir aš galėčiau viską gerai prieiti, nusišlifuot, jis man kaip ir maišytų. Nes jeigu aš norėčiau šlifuoti grindis, tai ta apsauga man per grindis čiuožinėja. Man netinka, man reikia nusimti va šitą va apsaugą, tada užsidėti diską ir zulint. Bet kurgi ne? Pasiemam instrukciją. Ką aš tau noriu paaiškinti. Darbo metu ant įrankio visada turi būti uždėta atitinkama apsauga, apsauganti naudotoją nuo įmanomų traumų. Pavyzdžiui, TRMP. Nenaudokite kampinio šlifuoklio, jei jis nėra tinkamai ir visiškai surinktas. Tai yra, jeigu trūksta bet kokių jo detalių ir arba apsaugų. Tai reiškia, jeigu nuimsite net ir rankenėlę. Jūsų garantija nebegalios. Aich tu nahu, tu kurva nesupranti. Visas šitas dalykas man buvo paaiškintas nuėjus į garantinį. Na, kaip aš suprantu, tai čia kalba eina apie mano apsaugą, bet ne įrankio apsaugą. Tai prie ko čia garantija? Kodėl garantija turi būti nutraukta, jeigu, tarkim, sugenda įrankis dėl, nežinau, įrankio gedimų, o ar aš saugau, ar aš nesisaugau, ašgi nesikreipiu į gamintoją dėl savo sveikatos, tarkim, sužalojimo. Aš kreipiuosi būtent dėl įrankio. Ta apsauga visiškai neįtakoja gedimų, tarkim, guolis subirėjo arba dar kažkas. Tai jinai neapsaugo įrankio nei nuo dulkių, nei nuo kažko. Chebryte, jeigu nusipirkot kažkokį tai įrankį su rankenėlė ir su apsaugėlė, tai būkit malonus, naudokit su viskuom, nes nunešus į garantiją, jums gali būti pasakyta viso gero, jūs naudojate be apsauginės priemonės. Aš suprantu, jeigu tau reikia pašlifuoti kažkokį tai kampuką, tarkim, va tai va, tai tada jo, bet jeigu tau reikia naudoti visą plokštumą, tai va šitą va apsaugą man maišo, man tarkim reikia kartais įgilinti, man va tai va reikia padėti įrankį ir įgilinti. Tai pagal gamintoją taip išeina, kad aš šitos apsaugos negaliu nuimti, nelabai suprantu. Blet, kaip tu nesupranti? Tai kaip tada dirbti, čia nepilnavertis įrankis, ar kaip čia išeina? Chebryte, kaip jūs galvojat iš tikrųjų? Nu aš suprantu, šita apsauga reikalinga, kai tu pjauni su diskeliais, tarkim, va tokiais va. Tai tada jo, šita apsauga reikalinga. Bet jeigu aš, šlifuoti irgi man jinai kartais maišo. Jeigu šlifuoju va su tokiais va šlifuokliais, man irgi maišo ta apsauga. Man tarkim reikia kažkur tai prieiti į kažkokius tai kampučius ar dar kažkur. Tai va šita apsauga man maišo. Tai jeigu aš nusipirku dvi bulgarkės, tarkim viena ir antra, vieną naudoju be šitos apsaugos ir su tokiais va diskais, nepjovimo, tai nunešus į garantiją, šitas būna naujas. Jie pamato, kad jis yra naujas ir jie jau gali anuliuoti tavo garantiją. Tai va, chebryte, jeigu atnešit įrankį sugedusi ir, tarkim, šita rankenėlė matosi dėvėta, įrankis dėvėtas, o va šita vat apsaugėlė, va šita vat disko yra švari, tai žinokit, kad gali būti jūsų garantija nucancelinta, sakys cancel, dismiss, goodbye, it's not our problem. Petras, tai nežinau, imtų kirvį ir eitų kovot. Pizdies! Tai va, mėlyjei, neperskaičiau instrukcijos, nusiėmiau va šitą viršutinę apsaugėlę ir zulinau be jos, nors jinai tik tai saugumo sumetimais. Ta prasme, jinai nei kažką tai apsaugo čionais bulgarkę, nei ką, jinai yra apsaugo mane nuo susižeidimų. Ir pasirodo, jeigu nėra šito šudelio ir atnešit naudotą bulgarkę visą apdulkėjusią, o šitas šudelis būna švarutėlis ir be jokio įbrėžimo, jums garantija negalios. Chebra, tik nepradėkit pulti parduotuvės darbuotojams į atlapus, jie čia nieko dėti. Garantijos sąlygas kūrė gamintojas. Na.